Kaip tu jautiesi? Opa. Ką jūs čia, zuikučiai, išdarinėjat? Aha, juokinga, Simonai, labai juokinga. Tu kaip visada laiku ir vietoj, labai. Gerai, galiu nejuokaut, nu aš kaip suprantu, čia tarp jūsų labai viskas rimta, ne? O jas. Nepilk. Viskas gerai, Slimai, viskas yra gerai. Čia su tavo tėvu ieškojom teisybės. Nu, buvo tam tikrų nesutarimų taškų, bet juk nėra nesutarimų, kurio negalima išspręsti ramiai, protingai, dviejų profesionalų pokalbyje, ane? Taip. Ką jūs čia svaikstat iš viso? Mūdu su tavo tėvu nusprendėm, kad aš padėsiu surasti tuos, kurie pavogė jo deimantus. Nu tai gerai, nu. Kuo daugiau galbūt, gal pajudės dalykai greičiau, nu. Rezultatas bus. Bus, Slimai. Tikrai bus. Pamatysi. Tai gerai. Aš, sorry, turiu lėkt. Pamiršau. Nu, Fredi, klausyk. Ar reikėjo su manim šitaip elgtis? Ką? Vladai, nu, toks mano stilius. Zdro, reikia susitikti. Už 15 minučių būni. Numėsi koordinatą. Tai ką, Markai, lauksim iš tavęs tada ko nors konkretesnio. Gerai. Kai turėsiu kokios nors informacijos, būtinai pranešiu. Iki? Tėvai, aš nelabai supratau. Kas čia ką tik įvyko? Ką čia su juo dar derini? Ko tu iš jo tikėsi gauti? Ką? Taigi suprask, čia Koganas. Jis pats pagrindinis viską čia ir sugalvojo, aš atsakau. Nusiramink. Tu neramink manęs, gerai? Nes man atrodo, kad tavo galva jau visai kosmose skraido. Tadai, aš dar kartą tau sakau, tu nusiramink. Aš čia viską žinau ir kontroliuoju ir man reikėjo jį nuraminti, kad jis net neįsivaizduotų, kad mes čia viską žinom. Tėvai, aš valandą išvažiuoju pas jūs čia tokie pasikeitimai? Matai, Markai, Čerčilis yra pasakęs, blogas tas planas, kurio negalima pakeisti. Situacija pasikeitė. Vladas išdėstė man savo argumentus ir aš pakeičiau savo nuomonę. Tai normalus dalykas. Nuomonės nekeičia tik idiotai ir numirėliai. Aš nepretenduoju nei vienus, nei kitus. Gerai, aš neklausiu apie kokius argumentus tau pateikė Vladas. Geriau man pasakyk, kaip mes toliau dirbsim. Vladas mums padės atrasti prarastus akmenukus. Nu, tarkim. Gerai. Yra kur kas svarbesnių reikalų. Kas atsitiko? Aplankiau Fergizą. Nu ir? Ten kažkas labai neaišku, bet aš turiu tokį nuojautą, kad jis kažką žino. Jis tikrai nujaučia, kad čia prisidėjomės. Aišku. Nu ką, man atrodo, kad tau reikia rišti bendravimą su juo. Darosi per daug rizikinga. Jau kalbant apie tą riziką, klausyk. Aš
Aš manau, kad reikėtų pastatyti žmonių prie sandėlio. Nu tai statyk. Nusveikas, Valera? Vėliau savom kojytėm. Kaip gyvas? Dėkui, dėkui. Nesiskundžiu. Bet negaištam vyrai laiko tuščiom kalbom. Darbai laukia. Ką tu nori pasakyti? Antra Kogano griliko porcija. Laikas nelaukia. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Net nebejoju, kad su kiekviena diena interesantų vis daugėja. Nori pasakyti, mums pavyks? Aišku, kad pavyks. Būkit ramus, aš visą sistemą išmanau. Su visom silpnom vietom. Kaip ne kaip pats ją sukūriau. Per 30 metų. Kada? Šiąnakt, vyrai, šiąnakt. Važiuojam. Žaisliukus susirinksim. Nu, zdaro. Ką gera? Ką gero. Pats papasakosi, reikės kaulus laužyti. Ką papasakosiu? Slimai, apie ką tu čia? Kam prasibazarinė apie varkę? Kokia varkė, Slimai, kokia varkė? Kalbė. Kaip tai kokią varkę? Turim tai toks atsilūpęs, ar tu apsimeti, durnelių, ką? Kiek mes su tavim jau turėjom, ką? Kaip tai kokią? Ta viena vienintelė ir paskutinė su briliku. Slimai, aš prisiekiu, garbės žodis, niekam neprasibazarinu, aš niekam. Jei aiškiai pasakei, kad niekam nieko nesakyčiau, tai aš taip ir padariau. Atvičiaju. Tam gaidžio pasirašai? Kas? Aš tai normaliai klausiu, tu pasirašai ant gaidžio, kad niekam neprasibazarinu. Pasirašau, nu. Ant gaidžio, kad niekam nesibazarinu apie tą varkę tavo. Okei, bet aš ieškosiu galų ir jeigu rasiu. Ну, Tadai, tu? ne, Puškinas. Nu tai aišku, kad aš nikštuktų. Kas yra? Kur čia Slimas čia buvo mane išsikvietęs? Nu ir. Pasakok. Nu, tai nieko norėjau perspėti tik tais. Iš kažkur ištraukė kažkur, kad aš prasibazarinu apie tą deimantų varkę kažkam. Nu tai tu ir prasibazariniai? Nu, tai taip, bet tai aš negalėjau Slimui sakyt gal, ką? Negalėjai. Ir nepasakei? Ne, nieko nesakiau. Sakiau nieko, nežinau ir viskas. Tai jis taip ėmė ir patikė? Tiesiog? Nu jo. Ėmė ir patikėjo, va taip. Supratau, keista kažkiek, kad taip tiesiog lengvai paleido. Nu, bet tu būk atsargus. Jeigu prasibazarinsi, tau bus blogai ir nuo manęs, ir nuo jo. O dabar važiuok greitai, pas mus bus reikalų. Reikia imti. Šiandien. Tai ko tu tyli? Buvai susitikęs su Guzu? Buvau susitikęs su Guzu. Prisipažino? Ne, prisiekė ant gaidžio, kad jisai vupšė čia neprik. Ir tu patikėjai. Senė, aš taip auklėtas, karočiui, jeigu žmogus tokiais dalykais prisiekinėja, tu negali jo netikėt, supranti, tokios panetkės. Tavo reikalas. Kitas dalykas, karočiui, kainys kažką žino. Iš kur čia ištraukiai? Nu, ilga istorija, karočiui, bet jeigu sakau, kad žino, reiškia žino, nu. Supratau, vadinasi išvada viena.
Kokia? Reikia veikti. Ir greitai. Šiandien. Čia mūsų žaislai. Šitais dirbsim. Gerai. Gera reakcija. Štai ir žaisliukai. O va, čia rimčiau. Gavus. Čia maskaradai. Pasipuošti, jeigu ką. Jeigu ką. Važiuojam. Tamsu kaip šiknai. Na ką, atrodo, artėjom. Tai gal būtų laikas šviesas išsijungti. O kam tas visas atsijungs? Nu kaip tai kam? Tam, kad sunkiau identifikuoti būtų. Nesvaik, tu nusiramink vieną kartą. Identifikaciją surado. Turim sukelti kuo mažiau įtarimų, supranti? Net nebejoju, kad ten bus pastatyta sargyba. Todėl reikia elgtis kuo natūraliau. Kuo natūraliau. Gerai, ir kaip tu tai planuoji padaryti? Tik staigių judesių nedarai, gerai? Gerai, jūs lieka čia. Aš einu. Jeigu ką pakviesiu. Na, sveiki, vyrai. Nu, sveikas. Ką, jau paleidai iš ligoninės? Kaip matai, Kas rankai? iki vestuvių žygis. Nu, šitas toks juodokas iš tavo pusės. Ką padarysi tos gyvenimas? O tu ką čia? Gal pasiklydai? Ne, lyg tai ne. Aš tai paliubomu, vietoj tas į kokį gabaką, o ne po kažkokius užkampius šatranečius. Jo, Valera, rimtai malonu tave matyti, seni. Koganas aiškiai pasakė prie sandėlio nieko neprileisti. Nu, vyrai, kiek mes metų pažįstami. Ir varysi dabar mane iš čia. O dėl to pats Koganas paskambino, paprašė, kad atvažiuočiau pasižiūrėčiau. Čia pirmas mano darbas po ligoninės. Rimtai? Koganas mums nieko nesakė, o dažniausiai apie tokius dalykus jis mus pirmas informuoja. O kas ten mašinai sėdi? Lukas su Švarcu. Jo, visi savi. Vyrai, ateikit. Pasisveikins bent. Be įvykių, be nieko šiandien. Ramu? Привет.
Vyrai, supraskit, malonu čia matyti tikrai, bet Koganas nenorėjo, kad kas nors be mūsų čia dar majačintųsi. Taigi, Hebra, nesiparinkit, pats Fredis mūsų paprašė čia atvažiuoti. Jo, rimtai, paprašė atvažiuoti ir pakeisti jūs. Ką aš sakiau? Netikit, galite paskambinti. Va, telefonas. Tai ko stovit, kaip basi parėję? Padėkit kas nors. Jums viskas? Priklausant tavo pažiūrų. Ką tu turi omeny? Na, jeigu tiki pomirtiniu gyvenimu, tai čia tik tai vieno etapo pabaiga. Jeigu netiki, tai jie jau mirė. Ką tu man dabar cituosi būdą? Mirė, abudu mirė, ramiai tik tai. Einam prie esmės, taip. Signalkė yra, kamerų nėra. Fredai, kiek aš tau laiko kartojau užsidėti tas kameras. Nu, bet nieko neįrodžiau. Signalą kas kodą nežinau. Tai reiškia, vyrai, kai tik tai aš atrakinu duris, einam į vidų, imam brilikus. Ir staigiai maunam iš objekto. Ir kai aš sakau staigiai, aš turiu omeny staigiai, supratot? Gerai, aišku. Gerai, einam. Fredi, kas čia? Signalkė saugikui. Skambik apsaugai, gal kokie trikdžiai. Nu, Nekelia. viskas varom, staigiai. Palauk, Fredi, o ką man daryti? Nu, ką nori, tai daryk. Ja. Ieškom, nėra laiko. Blin, gal jų čia iš viso nėra, ką? Radau, vyrai! Turim! Gerai, tik nesitročinkit čia iš laimės. Atvaryk mašiną. Davai, greičiau, paduok kitus. Tai davai, nešam kažkas. Nešk.